Vieną dieną jaunuolis, kuris norėjo būti labai sėkmingas, atėjo pas meistrą, kuris jau toks buvo ir tuo pačiu buvo labai išmintingas, pasimokyti. Ir sako, išduok man paslaptį, kaip man tapti tokiu pat sėkmingu kaip ir tu. Meistras pagalvojo ir pasiūlė jam kartu nueiti į paplūdimį. Na, jie ir nuėjo. Sako, brendam į tą jūrą, įbrido iki kaklo. Ir meistras paėmė ir tą jaunuolį panardino po vandeniu, palaikė kelias sekundės, jį ištraukė ir sako, tas vos kvapą atgaudamas, žinai, visas toks pasimetęs. Meistras jam sako, ko tu labiausiai norėjai, kai buvai po vandeniu? Žinoma, kvėpuoti, atsakė jaunuolis. Tai va, meistro žodžiai. Jeigu tu norėsi sėkmės lygiai taip pat, kaip norėjai kvėpuoti, kai buvai po vandeniu, sėkmė pas tave ateis.